say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Negalvokit, ne šnapsas barška. Ojų, kalnas. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Nu, neatsibodo žiūrėt. Labą dieną, sveiki. Kas matėmės, kas nesimatėm. Tokią temytę. Viską susinešiau. Nežinau, timelapsą paleidau, kiek aš čia laiko rinkau. Nemažai. Atkutės, žodžiu. Ir tai ne viską susidėjau. Dar detalės, dalelytės. Jauko dar net nemaišiau. Man buvo įdomu attachmentai kai kurie. Ką dabar? Maišau, nieko nerodau, viską paslapčia. Tysiu iš kišenių, pilu miltus ir žiūrim, kas gausis. Taip, tai žiūriu, antras timelapsas bręsta. Tai dar porą žodžių, tada visgi parodysiu. Parodysiu tą jauką, nes čia jūs mane nuteisit. Pakarsit ant šakos. Nugyva, vieni ten jautrina juodus kažkokius molius maišo. Pamirškit nesąmonės. Žuvis kaip pavasarį. Viskas. Tiksliau, žuvis kaip vasarą. Minta žirnių, metim kamerą, viskas tvarkuoja. Tai žodžiu, bazė tokia. Raketinis variantas. Sėdžiu, turiu problemą su ranka šiaip, pasitempę žiauriai. Spombus tikrai neužmėsiu.
Tai nežinau, gali būti, kad atstume, kuriam žuvausiu bus 15 metrų. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise. Taip, tai dabar darbastalį, kaip be gaivos. Viskas paprasta. Jaukas iš šaldiklio su belekėt šaldyto dziko. Nu tai jis kaip mirė. Šiaip gyvo daug ir sliekas. Paprasta kaip 2 kapeikos. Nu, kol dar neatsibodo žiūrėt, greit prabėgsim pro sistemą. Sistema tai lengvas atvadukas, dumblo išvengt, fiderinės gumos 10 comų ir pavadį pradėsim nuo 0,10. Sakana, kažką 3D. Labai įdomu pabandyti, gavau dovanų. Sakė, blogiausiu atveju išmesk. Aš manau, kad čia geras daiktas. Jeigu jūs naudojat kažkas panašų dalyką, brūkštelkit. Mielai atrašau, jeigu normaliai bazarinat. Tai tiek apie tą sistemą. Manau, kablį, kaip dar kablį neparodžiau. Sarmata ant žmonių. O su kablius startuojam. Čiungčiau, čiungči. 5 numeris, tai čelė 16. Tikrai su rišimu jau yra reikalų tokius rišti rankom. Bet aš dar kol matau, tai tol pabandom. Taip sakant, kol akinių nereikia. Nu va, šėrykla, įdomu jum, man ir pačia. Pagalvojau, pirmas 3 5x5, daug nesidaužysim, nes čia jau kol pasistačiau šitą agregatą, tai jau beveik ir namo laikas. Sumetu sauso, kad pakelčiau debesį. Mano toks dabar mąstymas yra, kad visgi čia smulkmės nebus. Jau matau, kaip šitą vietą iškerpu ir su pirma va tokia plotkutė pakartojimas. Būna ir taip. Gerai, truputį iš pernai metų buvo pamiršta, kad vat guli žolės sluoksnis ant dugno. Ir aš tiksliai tą žolės, nu kaip pasakyti, į tą plantaciją roviau. Ir kas blogiausia, kad ten ir žirnis. Tai durnai ir bažnyčiai muša. Naudokit skanavimo švinus. Ir viskas, aišku, per skubėjimą. Nu, daug dievė, kad ten už jo iškart galėčiau. Jo, pas mane švaru dar. Gerai, be panikos. Viską padariau teisingai.
Biškį jauką. Padrekinsiu, nes belekaščiai. Nesąmonė, keičiu į gurų. Ant to nuo kablio neuždedu, vienas dikas telpa praktiškai. Bonus atvažiavom. Pradžiai patikrinimas. Du raudoni, vienas baltas. Ir pilna šerykla. Tų baltų skandintų. Pabandau su dešinė ranka, mes pažiūrim. Ten sunkiau meškerę ore laikyti negu mes. Gerai, nemyžniai esam. Pirma žuvytė kažkokia yra. Žiauriai greitas kėbimas, nespėjau net kameros pastatyti kitą pusę. Čia smulkmė. Štai tokia kojytė. Galim pamušti nuotraukas. Dzikas viskas aišku, slieka. Reikalai aiškus. Pažiūrėkit. Žirnį meti iš karto. Žirnio nėr ir kojas nėr. Gal ir yra. Nelabai tikrinu. Patikima sistema tai nėra kokiai. Pirmas faneriukas. Šiumetinukas. Kaip čia parodyt, kad didesnis atrodytų. Čia realiai nedelno nesiek. Irgi nuotraukos. Pradžioje nuotraukos vis vėliau išmėtyti. Arba kotletus. Visgi reikėjo išsibandyti kablį anksčiau. Bet taip ir yra. Kiekvienoj žukliai turi atsirinkti tą kablį. Per didelis. Aš taip manau, nes kas ketvirtą pakert. Rimti reikalai. Pradedu galvot, kad nuo darbo ta ranka skauda. Žukliai visos bėdos dingsta. Ir skausmai, ir neganda. Būna ir taip. Pasirodo. Vykdau eksperimentinį juodą. Žodžiu, jau pakeičiau ir kablį. Dabar gurų 10 numerio netgi. Pavadys 012 ir 1,20 m kažkas ilgio. Jau konkretus agregatas. Ir masalas daug didesnis. Nes matau žuvę ant paviršiaus daug didesnė, o ant kablio sėda lakiai, patys matė. Tai dabar, kai tokius bajerius padariau, tai iš vis nieks nesėda. Bet aš kažkaip turiu tokį niuchelį, kad čia pirmą žuvį prapilsiu gerą, susistorinsiu ir nieko nebepagausiu. Tai iškart susistorinau. Tikrai čia 0,12 nuo 0,10 mutnam vandenį. Jokio skirtumo nebus. Kibimai aršus tai net nuo kuolo lupa.
šitokiam tandžiui, tai čia viską prapilt galima. Vaja. Ar 0,10 ar 0,12. Pajėbos vienodai šviečia. Kamerą per toli pasidėjau, reikia nulipti net paspausti. Ne bachūrai, nepakelsim. Lemba rankos neištis. Va tokie leštukai. Ne leštukai čia sausa. Survagiai, kaip sako. Metimas toks rachitnas gaunas jau. Kažkaip radau iš tokio. Einu užplot, bet kažkur pataikai. Aptyko primo. Žuvis gal gražin. Ne. Aš nelabai reikėtų tokių kilnoti. Bet nėra kada žaisti. Neturim amžinybės. Invalidas, kitaip nepavadinsi. Nu, rezultatais labai kažkokiais pasigirti neina. Tiesiog kaifuoju, galiu pasakyti. Tiesiog kaifuojam. Jau nebekilnoju. Vieną pakėliau, tai nežinau, kainavo turbūt kokius 5 metimus rankos. Geriau ramiai, užtikrintai. Dar rytoj reikės apilt. Tai kad rytoj nereiktų per skausmus sėdėti. Pasisaugom dar šiandien. Išmera iš visų pradeda stebint kartais. Kaip karosai neša iš šono. Gerai būtų ir karosą kokį kada nors. Na. Pradžiui pasirodė, kad net su spalva. Bet net. Elitiniai, visi elitiniai. Biškį nepatogiai aš čia pasidaręs iš tikrųjų, bet pirmas išėjimas. Dėl to ir biškį nepatogu dar. Stalą per toli gale pasistačiau, kada jaukas viskas čia gerai, patinka imu viskas, bet su graibštu daužau gale daiktus. Tai čia dar šitas per žemai reikėjo perichodą užsidėjus prailginimą aukščiau kelti. Nu, žodžiu.
Vat ką tikrai rytoj padaryti reikės. Persistatyti. Čiut į priekį. Pradėjo kilt žiaurus vėjas, nuvertė kamerą. Nulaužė netgi laikiklį. Čia į kėdę kalę, žodžiu. Tokie reikaliukai. 12 šitų puskaršių, 6 šušariniai. Manau vakarų ir uždaryti. Nu dar biškai truputį pasėdėsiu, jei čia ne tas vėjas. Ir susimatom jau kitą dieną. Sija. Labas rytas. Turim biškai maisto. Oi, ilgiau šiandien. Nenupisė dar nieks, ne? Viskas gerai. Ir gulbę turim vidury. Gulbė tai nežinau, nes jinai kaklu pasiekė mano tašką, tai greičiausiai žirnių jau reikia iš karto duoti. Nieko nelaukus. O, čia be vargo jinai pasiekė. Žuvis baidos nuo mano kalbų, gerai, mažiau kalbų, daugiau žuvų. Tai čia vakarykštis. Grįžta manuliuko. Stengsiuos filmuoti iš rankos šiandien, nes vėjas. O per vėją ūžia ir negaliu sutvarkyti garso. Tai kągi, pradžiai nusprendžiu ne žirnį. Nu, nesu žirnių čia baladotis dabar. O lengvai karmuškėlę susilengvinus. Kokią 20 gramų. Saktelt. Pažiūrėt, kas iš panakties gyvens. 20 gramų. Pabandysiu pritraukti grįžęs. Tokio dydžio šernas, kad galvau, kad meška. Net do kėdės pašokau. Lengvu žingsniu tokiu, ristele, tik, šlaitu, kokiu ant 30. Šernas vinioja, tai įsivaizduokit. Ir jokio garso nėra, nei viena šakelė nesutraša. Ait reikia kokį kinžalą pasieškot, kad šone būtų. Čia su tokiu tik tai pakasyčiau ir tai kaži. Va jaukučiai, apie kuriuos kalbėjau, Sweetbream Pastančino special karšis ir didelis karšis. Nu ir dar kibiriukas žirnių toks. Čia kokiu 7 kilai gal įmanoma, kad bus. Tai va tokius jaukus susimaišau dabar ir šiandien bus tokia kombo. Kiek snarglių nuo vieno puskaršelio. Ir į rankų. Pavasaris švaros metas, pavasaris ir atsinaujinimo metas. Papildykite savo garderobą Lietuvos krepšinio lygos oficialią. Tiek šiandienos žūklėjai, visiems ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų kartų.